marcinkonys? Grybais. Aš sakiau, sakysit meško šiknus. Ir gaidžio kopų. Marcinkonys garsus, aišku, grybais, nu kurgi tik. Grybai tiesiog kaip grybai. Bet marcinkonys garsus nuostabiu ansambliu, kuris dainuoja jau daugiau kaip 50 metų. Jau švysim tuoj 55. Taip. Tai dabar dainuojam visi kartu su marcinkonių ansambliu. Ir galvokit, kuo dar tie marcinkonys. Dar galvokit. O kur uogas renkat, kur? Ai, dievoliau, uogas čepkelių raista. Ale dabar žinok, ką padarė valdžia? Įdomiai. Nuo 15 rinkti, o kad 13 šventė ir kad nė vienos uogas negalim parduoti, tai kiekam. Aha, išvartė. Aš išvartysiu nulaikys. Kad pinčirsiu, tai visi mezai guls patėva. Tai taip, kad daina aplink spanguolas uogelas.
restoranų. Kokį restoraną? Spanguolė. Va, jam restoranas. O kad humoro grupė Spanguolė? O kas tai jūs linksmina? Taigi aš? O dar va viena Spanguolė. O dar va viena Spanguolė. O tas kur blynis kepa? Linksminat, kas jį pagimdė? Spanguolė. Tai kepka tas Spanguolė labai, jau labai nuspelnus. Tai va, ansamblis Spanguolė, Marcinkonių teatras, vaikų klubas. Va, kiek ten visko vyksta. Taigi labai gražu. Tai dabar visus. Kviečiu į bendrų gražų ratų ir padainuosim bendrų dainų kartu su jumis. Ar gerai? Dainuosit? Taip. Dainų mokam. 100% garantuoju. Išjungiau šitų režimų, įjungiau lėktuvo režimų, aš dabar skraidau. O kadangi aš skraidau, nėra kam atsiliepti. O kadangi nėra kam atsiliepti, tai jums dabar dainuoja mūsų svečiai. Svečiai iš